Sveiki atvykę į mano kanalą Launas laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir šiandien yra spalio 3, taigi norėčiau pradėti spalio mėnesio video ir pakalbėkime apie tai, ką aš norėsiu veikti artimiausiu metu. Tai štai prieš save matote be 5 minučių pabaigtuką, tai yra drobinis maišelis, ant kurio aš siuvinėju telefoną. Jame pabaigti yra visi kryžiukai, yra likę padaryti tik tai backstitchą. Tai manau, kad artimiausiu metu tuo ir užsiimsiu. Kitas darbas, kurį pradėjau spalio 1 ir judinsiu toliau, ir tai taip pat yra šito mėnesio spalio 1 pirkinukas. Tai yra štai tokia autorinė schema. All Stitching House, jeigu neklystu. Happy Halloween. Kadangi bingo žaidime buvo bent keletas langelių, kuriems reikėjo Halloweeno atributų, tai teko įsigyti šitą schemą ir iš karto ją ir pradėjau. Tai čia matot, kas išsiuvinėta, tai yra pasiuvinėta spalio 1, spalio 2 ir šiek tiek šiandien. Tai šiandien pasiuvinėta maždaug nuo štai čia, nuo šitas aulo dalis. Ir manau, kad judinsiu toliau. Apsisprendžiau, kad dabar darysiu vieną video per mėnesį, kaip ir būdavo anksčiau, tik tai truputėlį kitokio formato, pasistengsiu per mėnesį eigoje įsijungti keletą kartų ir vis periodiškai pasirodyti, ką veikiu. Na ir gale mėnesio daryti tokį kaip apibendrinimą. Tai iki kitų susitikimų šiame video. 12 diena, šeštadienį, gražią rudens dieną, saulėta, pakankamai šilta. Noriu parodyti savo kažkokius tai pajudėjimus. Tai dabar matote prieš save vieną iš paskutinių pabaigtų darbų, tai yra ant drobinio maišelio siuvinėtas pilkas telefonas. Apačioje turiu kitus du, kaip minėjau, jie bus dovanojami mano kolegiams. Sausio mėnesį pas mus bus 20 metų, kaip mes kartu atėjome dirbti į tą pačią darbovietę. Mūsų darbas susijęs su pokalbiais telefonu, todėl pasirinkau būtent šiuos siužetus ir norėjau padovanoti kažkokią tokią praktišką dovaną. Tai nusprendžiau, kad tai bus dabar labai madingi, naudojami daugkartiniai maišeliai ir kadangi aš siuvinėju, kad tai bus mano rankų darbas. Tai štai toks pabaigtukas. Štai pabandysiu pakelti aukščiau. Štai taip atrodo. Kitas yra štai toks žalias telefonas. Ant jų simboliškai išsiuvinėjau skaičių 20. Nes tai bus 20 metų, kaip mes dirbame kartu. Ir paskutinis raudonas telefonas. Jį išsiuvinėjau patį pirmą. Štai toks. Dar turiu keletą nedidelių pabaigtukų, kadangi tai bus kaip atskiri žaisliukai. Tai kiekvieną iš jų skaitau kaip atskirą pabaigtuką. Tai štai iš šitos kalėdinių miniatiūrų serijos turiu išsiuvinėjusi jau dabar štai šitą bažnytėlę, štai šitą eglutę ir pradėjau štai šitą meškutę. Siuvinėsiu jos dovanų savo žmonėm, kas sveikinsiu su kalėdom. Pridėsiu prie pagrindinės dovanos, tiesiog po tokį mažutį žaisliuką.
Čia keičiau, pridėjau metaliko, kadangi kalėdos, gražukas blizga, dar nesutvarkyti, bet tvarkysiu juos visus vienu kartu, kai pabaigsiu, tada iškirpsiu ir priklijuosiu veltinį kitoje pusėje. Štai šita bažnytėlė. Joje trūksta štai čia keletos karoliukų, bet karoliukus irgi sakiau siūsiu prie visų vienu kartu. Naudosiu karoliukus iš likučių iš įvairių rinkinių, kurie neturi nei pavadinimo, nei numerio, neaišku, nei kokio gamintojo, nei panašiai. Bandysiu pritaikyti. Na ir pradėtas meškiukas, net matot, siūlas kaba. Štai, pati pradžia tik tai. Tai pagaliau pradėjau. Labai tikiuosi, kad iki kalėdų spėsiu išsiuvinėti tiek žaisliukų, kiek norėčiau pasveikinti žmonių. Kitas mano pajudintas darbas yra štai šitas, tai yra Happy Halloween. Neblogai pajudėjo, dabar yra 59 su trupučiu procento darbo, beveik 60. Tai dabar viską pildau juodų siūlų, kiek čia visko reikia, tai dar bus, reikia pabaigti rėmelį, čia bus juoda širdelė ir čia dar bus vienas kukurūzas va šitoje vat vietoje, kuris irgi turės va tokį pat juodą pagrindą, o tada jau pildysiu kitom spalvom. Ką nusprendžiau pakeisti, tai rėmelėje oranžinius ir baltus kryžiukus pakeisiu karoliukais, vorui į akis įsiūsiu karoliukus, bato sagtelę ir kepurės sagtį, bato sagteles, daugiskaita jų čia keletas, ir kepurės sagtį siuvinėsiu metaliku, ir čia bus vaiduoklis, tai vaiduoklį siuvinėsiu šviesą atspindinčiais siūlais. Labai norėčiau šitą darbą judinti ir pabaigti šitą mėnesį, nes Halloweenas visai ne mano tema. Jeigu per šį mėnesį nepabaigsiu, bijau, kad bus padėtas ir padėtas ilgam. Išsirinkau šitą schemą kaip vienai iš tokių, kurios man šią temą patinka. Man gražu tai, kas pavaizduota. Na ir judinsiu toliau. Dar vienas mano pajudintas darbas ir judintas netgi dar ir šiandien. Eisiu, nufilmuosiu video ir eisiu suvinėti jį toliau, tai yra štai šita Mereškos Vintage Popis. Tai šitoje vietoje jau yra darbo apačia ir dabar bandysiu išsiuvinėti visą apačią, tada šiek tiek persuksiu darbą ir siuvinėsiu viršų. Išsiuvinėta iki šio momento yra 498 kryžiukai, šiuo momentu yra 14,5% darbo. Viso čia yra 11,5 tūkstančio, liko 9,5 tūkstančio. Labai greitai einasi, kai pasiimu. Šiandien tik 3 diena, kai siuvinėju, jau beveik 15%, tai labai neblogai juda. Na ir judinsim toliau. Kitas darbas, kurį irgi judinau per šias dienas, tai yra mano svajonių rinkinys Dimensions Dollhouse Tea Party. Kadangi tiko šitas darbas daugeliui kryžiukų namuose, daugeliu langelių kryžiukų namuose žaidime bingo, tai išsiuvinėjau jame 1402 kryžiukus. Šiuo momentu yra beveik 9% darbo, iš viso jame yra 20, beveik 8 tūkstančiai, liko beveik 25,5 tūkstančio.
Tai pabaigiau štai šitą dalį ir va čia pasiuvinėjau. Matot, ir liko net nepabaigtas siūliukas. Tai dabar noriu ateiti iki krašto. Jau dabar suprantu, kad tikrai audinio užteks, bet vienu momentu jau beveik pradėjau dvejoti, kad gal neliks vietos apipavidalinimui. Bet viskas gerai, visko liks. Siuvinėju ant originalaus audinio, kuris buvo įdėtas rinkinyje. Tai tiek apie šitą darbą. Manau, kad kažkiek dar pajudinsiu šitą mėnesį, bet gal ne dabar, gal vėliau. Dabar pakalbėkime apie tai, ką norėčiau pajudinti artimiausiu metu. Kadangi trečiadienį žadu išvažiuoti 16 dieną, 6 dienom, beveik savaitėj. Tai nežinau, ką spėsiu kito laiko padaryti, nes dar ir darbą reikės nueiti keletą kartų. Bet planuoju pajudinti štai šitą darbą. Kadangi jis man irgi tinka bingo žaidime langelių skaičiai. Tai labai norėčiau tą langelį išsiuvinėti ir atsiskaityti. Ir dar norėčiau pajudinti vieną darbą, kuris irgi tinka vienam bingo langeliui. Tai yra pernai rudenį pradėtas darbas. Tai yra Riolis To the Holidays. Štai šitą. Jo jau senokai neėmiau rankas, jau visi pamiršo turbūt, kad aš jį ir siuvinėju. Tai va, bandysiu pajudinti, jo labiau, kad artėja kalėdos, o jis toks labai kalėdinis darbas, tai norėčiau jį pakrūtinti. Na ir dabar apie pirkinukus. Pirkau keletą schemų Etsy. Tai parodysiu, ką nusipirkau. Be Happy Halloween, kurio jau užsiuvinėjau beveik 60%. Tai nusipirkau štai tokį knygų skirtuką, kurį siuvinėsiu savo skaitančiai draugiai dovanų kalėdoms. Manau, kad jai labai patiks. Man labai patiko šitas užrašas. Aš žinau, kad jinai gali kartais skaityti nuo ryto iki vakaro. Tai manau, kad jai turėtų patikti. Tokia dovana. Kitas štai toks su ragana. Verdančia kokį tai stebuklingą viralą. Man šita schema nesiasocijuoja su Halloweenu. Pirkau ją dėl to, kad man graži šita ragana. Ir siuvinėsiu ją tikrai ne Halloweenu, o tiesiog šiaip sau. Toliau, kalėdos. Štai tokie kalėdiniai žaisliukai. Siuvinėsiu jas jau tikrai ne šiem metam, bet kalėdinių žaisliukų niekada nebūna per daug, tai manau, kad kažkada ateis ir jų eilė. Dar kalėdiniai žaisliukai. Čia jų yra 30. Ne visai visi jie man patinka, bet tai, kas patinka, manau, kad pasiuvinėsiu kada nors. Ir dar kalėdiniai žaisliukai. Tai irgi ne visai visi jie man patinka, bet kuriuos patinka, kada nors išsiuvinėsiu. Tai tiek turėjau parodyti jums šiandien. Manau, kad susitiksim po keleto dienų. Kaip minėjau, žadu išvažiuoti pailsėti prie mūsų pajūrio. Be abejo, kad imsiu siuvinėjimą. Ką pasimsiu dar nežinau, nenusprendžiau. Tikrai imsiu kalėdinius žaisliukus. Štai šiuos. O daugiau nenusprendžiau, Halloweeną tikrai imsiu, jeigu noriu jį pabaigti. Ir daugiau manau, kad jeigu pavyks pafilmuosiu iš Klaipėdos, o ne tai grįžus iš Klaipėdos parodysiu, ką veikiau dar.
Tai tiek šiam kartui ir iki kito įsijungimo. Labas rytas Jums iš Klaipėdos. Šiandien yra spalio 18 diena ir noriu pasirodyti, kągi vis dėlto pasiėmiau su savim į kelionę. Daug rinkinukų mažų. Vėliavą pasiėmiau, jeigu visai nebus nuotaikos kažką kitą siuvinėti. Happy Halloween pabaigtų rėmeliu. Štai tokį nedidelį Lukas rinkinuką ir Klaipėdoje jau pradėjau štai šitą skirtuką. Daugiau daug naujų rinkinių, tai Winter Holiday serijos traukinukas Holiday Express, Natalijos Lužanskos paso dėklą, kurį turėčiau užsisiuvinėti savo. Taip pat Natalijos Lužanskos štai tokią žvaigždutę ir tokią žvaigždutę. Ir dar du Mill Hill rinkinukus, tai bitutė ir paletė. Kol kas pasiuvinėjau tik vieną darbą, tai kaip minėjau, štai šitą. Pradžia buvo Klaipėdai. Tai tiek. Iki kitus įsijungimų. Sveikinuosi su Jumis spalio 27 dieną. Už lango yra labai niūru ir apniukę, todėl filmuoju prie dirbtinio apšvietimo. Noriu pasirodyti, kągi pavyko nuveikti nuo paskutinio karto, kai normaliai pafilmavau savo visokius pajudintus darbus. Tai paskutinį kartą filmavau spalio 12, kur rodžiau, ką padariau. Dar yra trumpas video gabaliukas man esant namuose, kur rodžiau, ką pasiėmiau su savim. Iš viso to, ką pasiėmiau, pasiuvinėjau tik tai šitą vieną knygos skirtuką, kurį beveik visą ir išsiuvinėjau Klaipėdoje. Tai pasiėmiau preview popierinį, kad parodyti, kasgi yra autorius. Schema pirkta yra Etsy. Skirtukas vadinasi I'd like to read. Kaip jau sakiau, siuvinėjau jį savo skaitančiai draugiai, kuriai šitą skirtuką dovanosiu per Kalėdas. Tai jau, kaip matot, net ir iškirptas, liko tik tai paklijuoti veltinį kitoj pusėj. Na ir pabandysiu pritraukti šiek tiek arčiau ir parodyti. Labai smagiai siuvinėjosi. Tik tai tiek, kad kadangi buvau kelionėje, tai nelabai turėjau kada tą daryti, bet iš tikrųjų tai buvo labai linksma, labai smagu. Toks yra vienintelis mano šito laikotarpio pabaigtukas. Toliau prie pajudintų darbų. Pajudintų darbų buvo nemažai. Vienas iš pajudintų, kurį šiandien jau norėjau jums parodyti kaip pabaigtą, bet šiek tiek nespėjau. Liko prisiūti štai čia karoliukus palei kraštą, čia kelių karoliukų, čia kelių karoliukų ir čia kelių karoliukų. Ir bus pabaigtas, šiandien tikrai pabaigsiu. Tai čia yra All Stitching House. Irgi atsipirkta schema, kadangi Kryžiukų namuose esančiame žaidime bingo daug buvo langelių susijusių su oranžinė spalva, su moliūgais, su Halloweenu visokiais veikėjais. Tai nusprendžiau, kad nesiuvinėsiu dvigubų normų, nusipirksiu schemą ir išsiuvinėsiu ją. Tai labai noriu pabaigti dar šitą mėnesį, kadangi Halloweenas yra paskutinė šių metų diena. Tai manau, kad jeigu nepabaigsiu dabar, tai gali mėtyti šitas darbas iki kitų metų Halloweeno. Tai, bet padariau šiokių tokių pakeitimų. Šita schema siuvinėjama pagal schemą tik dantsasiliukais.
O aš nusprendžiau, kad mano ragana turi būti labai puošni, kadangi tai yra šventė. Nusprendžiau pridėti metalikų ir karoliukų. Tai čia pridėjau metaliką, į moliūgus pridėjau karoliukų, vojo akis padariau su karoliukais. Saldainis pas mane irgi šiek tiek puošnesnis. Ir be abejo raganos skrybėlė. Tai čia pridėjau 2 spalvų metaliką ir oranžinius karoliukus. Taip pat karoliukus planuoju siuvinėti, kaip jau matote, pradėjau rėmelėje. Čia pridėsiu keletą auksinės spalvos karoliukų. Čia į lapelius taip pat auksinės spalvos karoliukų. O vaiduokliui pridėsiu, turiu tokius Milhylo matinius pilkus karoliukus. Ir manau, kad viskas bus labai gražu ir labai gerai. Tai planuoju pabaigti šiandien ir turėti pabaigtuką. Ką pajudinau dar? Dar pajudinau baleriną. Tai šiek tiek čia kai kur užpildžiau foną. Čia, šiek tiek čia gabaliuką, nes vėlgi reikėjo bingo žaidime kažko tai susijusio su muzika, o kaip žinome, baletas, vienas iš pagrindinių baleto elementų yra muzika, be muzikos baleto nepašoksi. Tai ir pridėjau lygiai 200 kryžiukų, tiek, kiek reikėjo tam langeliui atsiskaityti. Kadangi šitam darbe liko ne tiek jau ir daug kryžiukų, liko, tuoj pasakysiu, 5041 kryželis, šiuo metu yra išsiuvinėta 49,5% darbo. Liko va čia užpildyti ir čia dar fonas pusinukais ir backstage'as. Tai galvoju, kad reiktų susiimti ir pabaigti, bent iki metų galo. Bet žiūrėsim, kaip seksis, kadangi ant tamsiai mėlyno audinio siuvinėjasi, tai reikia arba labai gero apšvietimo, arba dienos meto, kad jį siuvinėti. Toliau ką pajudinau? Labai nedaug, bet pajudinau Long Dog Samplers Pandemic. Irgi jame išsiuvinėjau 200 kryžiukų, kadangi tiko langeliui Ispanija. Ispanija, kaip žinia, yra karalystė. Karaliai dėvi karūnas, o šitam dizaine yra net kelios jų. Tai ir pasiuvinėjau. Tai pasiuvinėjau štai šitoj vietoj. Pabaigiau va čia pildyti ir šiek tiek čia. Kadangi reikėjo nedaug kryželių, tai čia va kažkur tai tie 200 ir yra. Labai gerai, kad nereikia rankiniu būdu skaičiuoti, nes paskui pasimeti ir nebežinai, kiek ten tų kryželių, ypač kai taip pamėtėta. O kai sagos programėlė skaičiuoja, labai patogu. Dar vienas mano pajudintas darbas ir pabaigtas vienas aukštas, tai prie jūsų ir išvyniosiu šitą darbą. Tai yra mano svaibės. Va, pabaigiau 3 aukštą nuo apačios, tai pabaigiau šitą keksiuką. Šį mėnesį išsiuvinėjau 516 kryžiukų jame. Ir kelsiu dabar rėmelį į kitą vietą ir siuvinėsiu toliau. Paprastai siuvinėju iš kairės į dešinę. Tai norėčiau ir dabar tai padaryti. Tai va, pabandykim nuimti rėmelį ir atsiprašau, kad jūs judinu. Ir pažiūrėsim, ką čia turim. Iš karto įspėju, bus susiglamžę, kadangi darbas yra procese. Bet pažiūrėkim, kągi mes ten turim. Šitas darbas yra geras tuo, kad jame visiškai nėra blendų.
Yra tik tai grynos spalvos. Nėra jokių French notų ar kažkokių kitokių specialių kryželių. Tai siuvinėjasi pakankamai smagiai, nėra pusinukų, tik tai pilni kryželiai. Ir šiaip darbelis labai mielas. Na ir pažiūrim, šiaip netaip nurengiau. Pažiūrėkim, ką čia turim. Tai štai, kaip dabar atrodo. Ir kelsiuos dabar į štai šitą vietą. Tai va, begaliniai gražus darbas. Dar 7 aukštai, bet su kiekvienu aukštu vis mažiau kryželių, kadangi jis siaurės. Šiuo metu yra 30, beveik 9% darbo. Iki 39% trūksta 0,01%. Tai vat. Tai tiek apie šitą darbą. Ką pajudinau dar, tai kaip spalio 12 minėjau, prieš išvažiuojant labai norėčiau dar pajudinti šitą darbelį, tai pajudinau. Užpildžiau čia kažkur tai žaliais atspalviais. Va, labai šitas smagus darbelis. Nelabai turiu daugiau ką apie jį pasakyti. Šiam momentui yra 17 su trupučiu procento darbo. Spalio 12 iš viso išsiuvinėjau jame 516 kryželių. Plačiau galbūt pakalbėsiu, kai bus mėnesio darbų apibendrinimas. Važiuojam toliau. Toliau ką pasiuvinėjau. Pasiuvinėjau kas mėnesį mano judinamą darbą, tai yra Mereška Seaside Hideaway. Siuvinėjau štai šitoj vietoj pusinukus pagrindę. Yra čia keletas ir pilnų kryželių. Tai išsiuvinėjau 1106,5 kryželio. Tai yra minimali norma likvidacijoje, kur dalyvauja šitas mano darbas. 1000. Tai jau kaip ir galėčiau atsiskaityti. Norėčiau pasakyti, kad gal pajudinsiu jį dar, bet greičiausiai, kad be lapkričio to neįvyks. Na, bet žiūrėsim. Toliau. Prieš išvažiuodama į kelionę sakiau, kad labai norėčiau pajudinti štai šitą darbą. Tai jį ir pajudinau. Pasiuvinėjau štai šitą ornamentą. Ir turbūt, kad ir viskas. Gal šiek tiek kažką daugiau, nes reikėjo išsiuvinėti 300 kryžiukų. Bingo kryželių skaičiai. Tai iš viso išsiuvinėjau 310. Ir dabar šiuo metu yra 47 su trupučiu procento darbo. Tai po truputį prie progos judinsiu toliau. Nes jame irgi nėra tiek jau daug likusių kryželių. Gal spėsiu dar šiemet pabaigti. Kitas darbas, kurį tikrai labai norėčiau pabaigti dar šiais metais, tai yra štai toks kalėdinis Riolio rinkinys To the Holiday. Šį kartą šitam rinkiniui labai pasisekė, kadangi pradžioj pasiuvinėjau ten, kur reikėjo kažkokių šiaip kryžiukų bingo žaidime kažkokiems langeliams. O po to jisai man iškrito žaidime burtai. Reikėjo išsiuvinėti 900 kryželių. Tai gavosi taip, kad išsiuvinėjau 1409 kryžiukus jame. Ir tai yra 47 su trupučiu procento darbo. Ar šitą mėnesį jį dar judinsiu, nežinau, bet tikrai labai smarkiai norėčiau jį pabaigti iki metų pabaigos.
Tai šitam rinkinį keičiau audinį. Rinkinyje buvo 14 kaunto balta aida. Aš keičiau į 32 kaunto liną Vintage Blue, man atrodo, jeigu aš neklystu. Pradžiui šiek tiek sudvėjau, ar gerai padariau, kadangi kai kur siuvinėjasi trimgyjom, atrodė, kad labai stumdysis kryželiai, bet lyg ir nieko. Tai šita apatinė dalis, kryželiai čia yra jau visi. Reikia padaryti backstitchą ir liko čia eglutė su girlianda ir čia fonas, ten fone bus miškas ir namukas. Tai va, tai ar iki mėnesio pabaigos dar jį paimsiu, nežinau, bet žiūrėsim. Tai tiek buvo pajudintų darbų. Dabar ką norėčiau pajudinti iki mėnesio pabaigos. Tai kaip minėjau, tikrai labai noriu pabaigti ir manau, kad tą ir padarysiu šiandien šitą darbą. Dar, kadangi norėčiau iki metų pabaigos, turiu tokį ambicingą planą pabaigti Dimensions Balloon Glow. Tam, kad jį pabaigti iki metų pabaigos, man reikėtų kas mėnesį išsiuvinėti truputį daugiau negu po 4000 kryžiukų, tai yra įmanoma. Tai manau, kad, šiandien nežinau, bet rytoj turbūt, kad imsiu jį ir žiūrėsim, kaip man seksis. Ką dar norėčiau nuveikti? Dar labai norėčiau pabaigti vieną jau pakankamai senai pradėtą, nedidelį darbelį, tai yra Enough Coffee Dimensions rinkinys, nes liko tik tai padaryti va čia backstitchą ir padaryti va šitus garus, ten tokiu specialiu dygsneliu. Tai realiai vienam vakarui darbo. Tai tikiuosi, kad paimsiu ir vis dėlto padarysiu. Jeigu būtų laiko ir galimybių, labai norėčiau pajudinti štai šitus kalėdinius žaisliukus, nes nuo paskutinio parodymo taip nieko daugiau ir nepadariau. Yra pradėtas štai šitas meškutis. Ir jo kaip ir buvo, taip ir yra štai tiek. Tai jeigu bus laiko ir galimybių, tai tikrai norėčiau pajudinti jį. Tai tiek apie mano planus. Dabar šiek tiek apie pirkinukus. Nusipirkau keletą rinkinių. Tai 2 iš jų yra Klart rinkiniai Let's Go to the Sabbath ir kitas After Sabbath. Seniai jau noriu šitų rinkinių, labai jie man nuotaikingi. Vėlgi labiau asocijuojasi su raganom negu su Halloweenu. Siuvinėjami jie yra ant juodos spalvos 14 kaunto aidos, taip pat yra įdėtas blizgantis siūlas, neblizgantis, tamsai šviečiantis. Abiejuose rinkiniuose. Tai manau, kad ir pradėsiu kada nors, gal ne dabar. Ir dar vienas rinkinys, kurį nusipirkau, tai yra Dimensions paprastos serijos Holding Hands. Senokai norėjau šito rinkinio. Viena iš siuvinėtojų užsipardavinėjo savo sandėliuką. Buvo labai gera kaina, tai nusprendžiau prigriebti jį. Ir vėlgi pirkau keletą schemų iš Etsy.
Tai parodysiu kokias. Tai tokį Sewing Sampler. Darysiu iš jo knygos skirtuką, bet jau šį kartą savo. Kitą knygų skirtuką įdėsiu jum paveikslėlį, kadangi neturiu kaip parodyti, nes preview nėra. Ir dar vieną knygų skirtuką nusipirkau, tai tokį Coffee with Books. Parodau dar ir autorę, ar autorių, nežinau. Tai va tokius 3 nusipirkau. Kada siuvinėsiu, dar nenusprendžiau, bet pabandžius pasiuvinėti aną knygų skirtuką, kurį jau jums rodžiau kaip šio mėnesio pabaigtuką, labai patiko. Ir manau, kad pratęsiu šitą reikalą. Tai tiek naujienų. Susitiksim nelabai užilgo, kadangi bus mėnesio pabaiga ir reiks atsiskaityti, kągi nuveikiau per mėnesį, tai ir pasimatysim. Sveikinuosi su jumis lapkričio 1 dieną, labai apniukusią dieną, todėl tenka filmuoti prie dirbtinio apšvietimo, kadangi už lango tamsu, temsta anksti, o ir apniukę lyja. Noriu pasirodyti, ką pavyko nuveikti per paskutinės keletą šio mėnesio dienų ir taip pat apžvelgti mėnesio rezultatus. Pirmiausia, matote mano kasmėnesinį projektą, kurį siuvinėju kas mėnesį ir dalyvauju su juo Facebook grupėje Kryželių namai, projekte Kryželis po kryželio. Siuvinėju kas mėnesį, šio mėnesio norma buvo 500 kryželių, bet kadangi aš turiu tokį planą, kad labai norėčiau pabaigti šitą darbą iki metų pabaigos, tai siuvinėjau gerokai daugiau. Pagal mano paskaičiavimus, kad šitą darbą pabaigti, man reikėtų likusius mėnesius siuvinėti po 4000 ir šiek tiek kryželių. Tai yra Balloon Glow Dimensions rinkinys. Tai ką nuveikiau? Pabaigiau pusinukus danguje ir išsiuvinėjau iki galo šitą balioną, nes jis buvo išsiuvinėtas tik dalinai šitos 2 mažiukus ir pradėjau va šitą. Tos 4000 su trupučiu kryžiukų normos dar neįvykdžiau, turėjau siuvinėti beveik 4400 kryžiukų, dabar yra išsiuvinėta 4188 kryžiukai, bet manau, kad tos likusius kelius šimtus kryžiukų šiandien padarysiu. Mano galvoj šiandien vis dar spalis, tai sakykim, kad spėsiu. Tai vat, tiek apie šitą darbą. Ką dar pavyko pajudinti? Tai labai nedaug, bet vis dėlto pajudinau. Štai šitą darbą tai išsiuvinėjau aplink šitas 2 raidės ir čia 3 raidės backstitchų. Tada sulaužiau adatą ir tuo ir baigėsi mano siuvinėjimas. Dabar susiradau kažkokią kitą adatą, bandysiu tai daryti toliau. Visas sunkumas yra tame, kad čia yra labai tankus audinys, reikalingas mailadata tam, kad siuvinėti. Tai bandysiu vis dėlto pabaigti iki metų galo. Ir ką pajudinau dar, tai labai nedaug, bet 300 keliais kryžiukais pajudinau štai šitą meškutę. Čia yra iš kalėdinių dekoracijos serijos. Kadangi toliau norėsiu parodyti pabaigtukus, tai parodysiu, kad beveik pabaigiau dar 2 šitos serijos darbus, tai eglutė ir bažnytėlė. Juos jau esu rodžiusi.
Tai čia mano mėnesio rezultatai. Bažnytėlėje trūksta kelių karoliukų, bet karoliukų sakiau, siuvinėsiu tada, kada pabaigsiu visas tas dekoracijas, kurias norėčiau užsiuvinėti. Tada vienu kartu pasiimsiu karoliukus ir visur, kur jų trūks, prisiūsiu. Tai ką keičiau šituose dviejuose, čia dėjau baltos spalvos DMC metaliką. Už tai šiek tiek jisai blizga, nežinau tik tai ar matosi. Ir čia dėjau DMC metaliką, žvaigždutę dariau blizgančią. Kiek iš šitų dekoracijų siuvinėsiu šiais metais, nežinau. Visų tikrai nesiuvinėsiu, bus matyt. Kitas mano nedidelis pabaigtukas yra štai toks knygų skirtukas, kurį dovanosiu savo skaitančiai draugiai. Šitą mėnesį nusipirkau schemą, pradėjau ir pabaigiau. Šitame knygų skirtuke yra 3659 kryžiukai ir 17 spalvų. Pagrindė įsiuvinėjau kelionėje ir kadangi jau buvo likę labai nedaug iki pabaigos, tai pabaigiau iš karto, kol nepraėjo ūpas. Nors tokios minties, kad būtinai turiu šitą mėnesį pabaigti, nebuvo, bet paėmiau ir pabaigiau. Tai štai toks. Dar vienas pradėtas ir pabaigtas darbas šitą mėnesį yra štai šitas. Happy Halloween. Tai irgi spalio 1 nusipirkau schemą, kadangi dalyvauju projekte Bingo, jame buvo labai halloweeninis mėnuo, buvo daug kryžiukų, kur buvo galima pritaikyti šitą darbą. Tai nusprendžiau, kad nenoriu siuvinėti dvigubų normų, nusipirkau ir išsiuvinėjau. Buvau nusprendus, kad turiu pabaigti iki mėnesio galo, nes kitaip gali nusitęsti dar metam. Tai ką keičiau šitam darbe? Pridėjau karoliukų, kurių čia nebuvo. Čia išsiuvinėjau metaliku. Čia išsiuvinėjau metaliku. Ir vaiduoklį siuvinėjau tamsoje šviečiančiais siūlais. Tai tiek mano pakeitimų. Labai man patinka šitas audinys, mano manimu labai tinka šitam darbui. Nors Halloweenas ne mano tema, bet šitas darbas man patinka. Ir dar vienas, jau paskutinis mano pabaigtas šitą mėnesį darbas, tai yra trečiasis telefonas iš šitų telefonų serijos, nusiuvinėtas ant drobinio maišelio. Ir mano šitų telefonų siuvinėtų epopėja baigėsi. Dabar galiu ramiai laukti mūsų su kolegėmis darbo vienoje darbovietės sukakties ir galėsiu pasveikinti. Toliau mano per mėnesį judinti darbai, tai yra Longdog Sampleris Pandemic. Jame išsiuvinėjau per mėnesį nedaug, tik tai 263 kryžiukus. Šiuo metu tai yra truputėlį daugiau negu 24% darbo, artėju prie ketvirčio išsiuvinėto darbo. Tai pasiuvinėjau štai šitoje srityje. Pabaigiau šitą ornamentą ir šiek tiek va čia pasiuvinėjau. Kaip ir daugiau nelabai turiu ką papasakoti apie jį. Eikime prie kitų darbų. Dar vienas mano pajudintas šį mėnesį darbas tai yra Sweetbies. Jame pabaigiau štai šitą keksiuką. Jau truputėlį perkeliau rėmą, bet buvau prieš tai gabaliukę išvyniojus ir parodžius, kaip tai atrodo dabar. Tai šitą mėnesį pabaigiau va šitą kremą. Dabar bus galima šitam darbę siuvinėti per visą plotį, tai bus ir siuvinėti patogiau ir rodytis patogiau. Išsiuvinėjau šitame darbe 515 kryžiukų ir šiuo metu yra labai gražus skaičius procentais, tai 38,99%. Tai va, pritrūko 0,1% iki 39%. Toliau siuvinėjau savo kasmėnesinį darbą
kuris dalyvauja Facebook grupės Kryžiukų namai projekte likvidacija. Tai yra Mereška Seaside Hideaway. Norma yra mažiausiai 1000 kryžiukų per mėnesį, tai siuvinėjau pagrindė pusinukais štai šitoje srityje. Buvo keletas ir pilnų kryžiukų. Išsiuvinėjau 1106 kryžiukus ir šiuo metu šitam darbė yra 58 ir truputį daugiau negu su pusę procento darbo. Lapkritį judinsiu taip pat. Tai, kad jį dar matysime ir lapkritį. Kitas mano pajudintas darbas yra taip pat Mereškos rinkinys Vintage Popis. Tai sunku parodyti, ką čia judinau, nes siuvinėjau štai šitoj dalyje, žalumoje, bet siuvinėjau spalvomis, tai čia pamėtyta visur. Iš viso per šitą mėnesį išsiuvinėjau juose 804 kryžiukus ir šiuo metu yra truputį daugiau negu 17%. Tai judinsiu greičiausiai ją ir toliau. Labai norėčiau šiais metais pabaigti. Dar vienas darbas, ką pavyko nemažai pajudinti, tai yra mano stebuklinga akimirka, Viktorijos Ganovos autorinė schema. Matot, jinai pakeitė rėmą, nes dabar reikia siuvinėti štai čia visur aplinkui foną pusiniais. Tai manau, kad bus patogiau negu ant lankelio. Tai užpildžiau visą šitą, taip spėju, mėnulį. Štai čia pabaigiau batelius ir išsiuvinėjau iš viso 669 kryžiukus, šiuo metu yra 54 su trupučiu procento darbo. Tai kadangi joje liko nepilnai 5000, 4500 kryželių, tai irgi labai norėčiau pabaigti šiemet ir manau, kad šitą frazę kartosiu daug kartų per šitą video, kadangi metai artėja link pabaigos ir iš tikrųjų norisi pabaigti darbų, kad būtų galima pradėti naujų. Kitas darbas, kurį pajudinau šitą mėnesį, tai yra mano svajonių rinkinys Dimensions Dollhouse Tea Party. Tai šitam rinkinyje išsiuvinėjau 1402 kryžiukus, šiuo metu yra beveik 9% darbo. Labai jisai smagiai einasi, dabar noriu atrasti šito darbo kraštą, tai judu į tą pusę. Vienu metu buvau užsigandusi, kad gali pritrūkti audinio, gal kažką ne taip padariau, bet audinio užteks. Tai siuvinėjau pagrindė šitoj srity, užpildžiau čia su prijuostę, išsiuvinėjau batukus, išsiuvinėjau va šitą visą dalį ir manau, kad judinsiu toliau. Šito tikrai nepabaigsiu šiemet, dar labai daug kryžiukų jame. Dar vienas pajudintas šį mėnesį darbas yra štai šitas. Tai yra Liubov Nižnyj Kovalčiuk autorinė schema Stempleris Ukraina. Jame išsiuvinėjau 979 kryžiukus, tai išsiuvinėjau, pabaigiau va šitą visą ornamentą, čia tų smulkių, nežinau, gėlyčių, snaigučių pasiuvinėjau, pabaigiau pildyti šitą ornamentą, ten buvo palikta nedaug, bet kai kokių kryželių. Tai štai tiek. Dar vienas mano pajudintas darbas ir tai jau bus turbūt paskutinis pajudintas darbas, ką parodysiu, tai yra Reolės rinkinys To The Holiday. Tai šitame darbe išsiuvinėjau 1409 kryžiukus.
Labai smarkiai padėjo Kryžiukų namuose vykstantis projektas burtai, kadangi šitame darbe iškrito šitas darbas ir jame reikėjo išsiuvinėti 900 kryžiukų. Tai pabaigiau pildyti va čia visur pusinukais ir šiek tiek užpildžiau čia baltais kryželiais. Čia šiek tiek pasiuvinėjau naujų kryželių. Tai va taip. Dabar šiuo metu šitame darbe yra 47 su trupučiu procentai darbo. Na ir dabar šiek tiek apie dovanas. Tai vienoje iš siuvinėtojų grupių siuvinėtoja Ilona dovanojo savo schemas ir aš suspėjau įšokti šį traukinį ir gavau dovanų 2 schemas, tai teisingiau netgi 3 schemas, kadangi šitam buklete jos yra 2. Pati tą pamačiau, kai jau schemą gavau ir pavarčiau. Tai čia yra Lanarte kurtos schemos, tai yra štai tokios 2 fėjos, fėja diena ir fėja naktis. Kadangi mėgstu drugelius, man šitos drugelių sparnais fėjos patinka. Labai tikiuosi kažkada jas išsiuvinėti. Ir kita schema, kurią gavau dovanų, tai yra štai tokia Blue Geisha. Čia John Elliot dizainas. Turiu Dimensions Gold Petit 2 geišas ir manau, kad šita labai tiks joms į porą. Tik anos bus mažesnės, o šitas tai jau bus didelis darbas. Maždaug 30 ant 40 cm. Tai štai tokių gavau dovanų. Šitas mėnuo yra labai gražus mano kanalui, kadangi mano kanalui šitą spalio mėnesį sukanka metai. Pirmą kartą nufilmavau video apie spalio mėnesio rezultatus ir įdėjau viešai peržiūrai. Tai savo kanalui linkiu gyvuoti ir toliau ir kad man nepabostų filmuoti ir jums rodytis, kągi aš veikiu siuvinėjimo pasaulyje. Tuo video ir baigsiu. Linkiu jums lygių kryžiukų, kad mūza nepabėgtų. Jeigu patinka tai, ką darau, tai kviečiu užsiprenumeruoti kanalą ir iki kitų susitikimų.